Sveikučiai, pabiručiai, komradai ir ne tik komradai, visi, kurie žiūrit. Žodžiu, šiandien stebėtinai greitai epizodas po praeito epizodo, tik tais dar ne Molotovo linijos antra dalis. Šitą dar paliksiu kaip desertą šiek tiek vėliau, bet jisai bus, jam reikės truputį daugiau pasiruošimų ir tikrai bus verta palaukti. O šiandien manęs laukia daug darbo manęs laukia. Reikės kast apkasą, vėl tie patys apkasai, bet tikriausiai nauji radiniai. Manau, kad tai bus mano irgi ilgalaikis projektas. Pažiūrėsim, žinoma, ką rasim apkaso dugne. Čia aš pasitikrinęs esu išseniai. Tai daug plytų žymėtų radęs ir dar rasiu tikrai. Ir galvoju įsirengti būstinę kažkokią, nuo kurios galėčiau nuolatos judėti į kasimą, o esant reikalui sugrįžti, pavalgyti. Tai manau, kad tai bus tikrai daug dalių iš šitos vietos. O dabar mūsų laukia darbas. Dar ką pamiršau paminėti, šiandien aš ne vienas su kolega, bet kolega sako, nepasirašau šitam tavo reikalui. Tai kolega vaikšto aplinkui, tikrina, šukuoja aplinkui vietą, o aš toliau darbuojuosi čionais. Na va, chebra, prasikapščiau ir plytos pradeda vėlysti. Ten dar yra signalas, aišku. Dar yra tvirtas signalas kažkoks. Plytos, visur vien plytos. Nežinau, čia dabar kaip jums parodyti, aišku, plyta suskaldyta, tai jau iš jos mažai naudos, praktiškai jokios, bet net šita plyta nuskelta turi žymėjimą SG. Geriausiai žinoma surasti pilnas plytas, nesuskilusias. Iš ankstesnės dienos čia visos plytos, aišku, jau sniga, nes anksčiau buvau. Apkasas tikrai netuščias. Apkaso dugnai apdėti skardomis įvairiomis, nuo dėžių skardos. Karo laikas, faktas, garantuotai. Skeveldrų sudraskyti. Sudraskytas skeveldrų viskas. Tai tikiuosi radinių bus dar daugiau. Na va. Ką tik dar daugiau metalo išlindo. Skardos greičiausiai nuo dėžių, šovinių dėžių, bet ar pečius darytas, ar dar kažkas. Kareiviai mokėjo būti išradingi ir pritaikyti įvairias priemonės prie kasdieninių poreikių. Vat kaip atrodom po kokios 1,5 valandos darbo, tikrai galiu pasakyti, žiūrėti į kitą kasantį yra daug atrodo viskas paprasčiau ir daug lengviau negu iš tikrųjų yra kast. Nu tai žodžiu ką, kasam ir kažkoks netikėtas radinys. Nu kiek netikėtas, iš tikrųjų jisai tikėtas, bet taip gražiai tai nesitikėjau surasti.
plytų sieną, visą plytų sieną apkasė. O kad žinom faktą tą, kad visos plytos čionais yra žymėtos, tai labai faina, galiu pasakyti. Bandysiu traukti po vieną gražiai. O dabar, iki dabar, jau iš šito apkaso ištraukiau va tiek. Čia visur, čia plytos, čia atrenku gražias ir sveikas plytas. Tad pavyzdys parodysiu. Va čia va, truputį nuplodau. Tai tam tikro dvaro plytos. Nu, čia faktas, karo metais jos išvogtos kareivių ir nuvežtos į apkasus. Gal pečius darėsi, gal sienas tvirtinosi, neaišku, bet žiauriai faina, bet ką suras, to kaip sąlyga plytos su detektorium nesurasi, tai tas yra dar įdomiau. Ir darbuojamės toliau, aišku, čia tikrai ne vienos dienos projektas, čia ilgas projektas, paskui manau, kad vėliau atsivešiu, gal jau link pavasario, kaip iškasiu viską, atsivešiu lentas, antram gyvenimui prikelsiu. Mėgaujamės iš tikrųjų pavasario, juokingai sakau, mėgaujamės tiesiog atšilimu, nes toks pojūtis kaip pavasarį, labai smagu. Įšalo jau kur ne, kur vietom tik tais yra. Žinoma, dar žiema mūsų laukia, dar gali būti tikrai užšalt, gali visko būti. Tarp kitko, šiandien buvo visai kitoks planas. Turėjom važiuoti su magnetu nuo ledo. Magnetauti, gręžti skylės, leisti magnetą, bet paskutiniu momentu persigalvojom, nes visą savaitę atlydys, tai net ir nesinori bereikalingai rizikuoti. Su žymėjimais jau, kaip ir minėjau, visos su žymėjimais. Tarp kitko, reikėtų piną įkišti, pasitikrinti. Niekada nežinai, ką smulkaus gali praleisti. Nu, signalas yra silpnas. Silpnas signalas. Gal vienis. Gal dar kas. Dar niekad taip nesidžiaugiau plytom, kaip dabar. Ir iš tikrųjų tai, nors +1, +2 ar 3, bet GoPro kamera, tai baterija kameros tikrai nelaiko. Ties 40% viskas. Staiga ant nulių sėda ir išsijungia. Tai čia problemėlė. Čia yra problemėlė. Nice. Draugai, prašau, pasubscribinkit, pasekit, palaikinkit video ir pasiūlykit draugam jį žiūrėti ir pasubscribint mane. Nes, kaip jau minėjau, jums nieko tas nekainuoja, o man tai ypatingai didelė parama ir noriu judėti pirmin. Gaunu daug žinučių, stengiuosi visiems atrašyti ir jeigu neatrašau, iš karto atrašysiu vėliau. Taip pat stengiuosi atsakyti visus komentarus, bent jau pirmų kelių video, senų video, kaip papuolą atsakau. Bet drąsiai rašykit, drąsiai klauskit, ką norit ir tikrai atrašysiu.
ir nepamirškit pasubscribint. O aš, va, judu tolyn. Neblogai čia prasikapščiau jau. Truputį artėjam. Ir vėl. Va, ir vėl. Plytų siena. Ir vėl. Tai vėl trauksiu plytas. Oi, gražuolės plytos. Pilnas apkasas. Signaliukas. Reikės prasikapstyti toliau, kad ištraukti. Čia jau žvirgždas. Į apačią. Tai manau, kad jau tenais yra viskas. Tikriausiai ten dugnas. Kažkokie kabliukai keisti. O tai va, pasakysiu kažkam, tai yra šlamštas, o man tai yra lobis. Dėžės. Paprasčiausios dėžės užraktas. Karinės, kareiviškos dėžės užraktas. Kažkas vokiško yra, o tai yra gerai. Duobė jau tokia nekondicinės plytos, čia tokios daugiau kondicinės iš metalų. Kas? Tie dėžių. Čia irgi nuo dėžių. Nu, tokių metalų rimtesnių kažko tai ir nepasitaiko bent kol kas. Tai reikia nepamiršti, kad apkaso didelė dalis dar tik likus. Bet plytos irgi tinkamas radinys. Tai va, judam. O jau kvepia, o jau dešrėlis kvepia. Nuo ryto nevalgęs. Jau laukiu, nesulaukiu, kada greičiau. Aš ką noriu akcentuoti, iš tiesų ir video darant ir visą kitą, nepamirškit, prie kasimo yra svarbu ir gamta, ne visada radiniai, bet svarbu pabūt gamtoj ir pasimėgauti tuo. Nu ką, draugai, kaip ir minėjau, kamera labai trumpai laiko šaltyje ir ne kamera, jos baterija labai trumpai laiko. Befilmuojant, ką, padvėso viskas. Tai dabar turiu atsisveikinti su jumis ir sakau iki greito pasimatymo. Manau, kad pasistengus dar vienas epizodas greitai pasieks jūs. Tai greit susimatom, iki pasubscribinkit.